Turime pirmą tabletą Samsung Galaxy Tab. Štai matome, koks jo dydis. Palyginimui turime telefoną HTC Desire. Štai telefonas, štai tabletas. Tabletas yra 7 colių. Jo ekranas būtent yra 7 colių. Kaip žinote, tai iPad'o ekranas yra 10 colių. Korpusas. Korpusas plastikas, tačiau nepigus plastikas. Priekyje turime kamerą. Pačioje turime krovimo lizdą, kuris panašus į iPhone'o, 2 garsiakalbius, SIM kortelės lizdą, microSD kortelės lizdą, užrakinimo mygtuką, ausinių lizdas. Štai tabletas. Štai matome, kad jis turi įprastinės funkcijas. Jame sukasi Android 2.2, Google operacinė sistema. Taigi pirmoji funkcija yra telefonas, skambinimas. Iš šio tableto, iš šio įrenginio mes galime skambinti. Skambinimas vyksta kaip ir iš telefono, tačiau pokalbis, pašnekovą savo girdėti mes galime tik tai per garsiakalbius. Per mikrofoną mes patys kalbame, per garsiakalbius girdime, ką šneka mūsų pašnekovas. Taip pat galime girdėti, ką šneka mūsų pašnekovas per ausines. Taip, toliau parodysime jums naršyklę. Atsidarykime kokį nors tinklapį, kad ir Engadget.com. Technologijų naujienos. Štai per Wi-Fi tinklą esame šiuo metu prisijungę. Puslapis atidarinėja pakankamai sklandžiai. Galime prisididinti tekstą iki mums patogaus dydžio. Ir skaityti dienraščius, naršyti blogus ir kitą informaciją pakankamai patogiai. Štai. Toliau parodysim keletą appsų, arba lietuviškai programėlių. Gmailo appsas, laiškai, galiu skaityti, galiu iš karto atsakyti į laiškus. Štai klaviatūra veikia taip. Taip pat galiu spausdinti pavertus ekraną ir taip. Štai labą. Štai taip yra taipinasi ant šio įrenginio. Taip. Toliau parodysim keletą socialinių aplikacijų. Vėlgi paverskime ekraną, kad mums būtų patogiau jį žiūrėti. Facebookas. Visi žinom, kas yra Facebookas. Socialinis tinklas. Štai šioje aplikacijoje galim peržiūrėti savo profilį, draugus, žinutes, notifikacijas. Trumpai apie Facebooką. Dar norime jums parodyti Skype'ą. Štai visi mano kontaktai. Galiu tiesiai susirašinėti arba skambinti. Skambinti leidžiama ir per 3G tinklą. Mano informacija galiu surinkti kokį nors numerį ir skambinti į Lietuvą, jeigu turiu Skype'o kreditą. Taip, išsiregistruokime. Toliau norime jums parodyti išėjus iš Skype'o marketą. Tai yra Google parduotuvė, kurioje galime rasti įvairiausių aplikacijų. Štai Documents to Go, kad ir Office'o paketas. Android markete šiuo metu yra 100 000 aplikacijų. Kažkur apie 100 000 aplikacijų. Taip, home screenai. Home screenuose mes galime įsidėti nuorodas arba widgetus, lietuviškai valdiklius. Štai galime kalendorių įsidėti ir iškart matysime, kas vyksta mūsų gyvenime. Taip pat bet kurią iš esančių aplikacijų, kad ir Facebooką galime išsikelti į home screeną, kad lengvai ir greitai jį pasiektume. Dar norime parodyti, kad šis renginys turi įdiegtus Google Mapsus. Taip pat jame yra GPS receiveris, taigi niekada nepasiklysime su šiuo įrenginiu. Trumpai tiek apie pagrindinės funkcijas.